aplankyti. Prie Krioklio, aišku, jis ten kažkoks tai įspūdingas nėra, kiek mačiau nuotraukas. Bet važiuojam, pažiūrėsim. Senai jokio Krioklio nematėm. O Krioklys vadinas Adonio Krioklys. Sako, pasukit, sako, dešinien. Taip normaliai čia. Tiu, bet mačiau, ten dar turistai važiuoja. Dėl to čia. O ką, mano, kaip man apsukti? Nu taip, normaliai čia tas Kriokliuks pasislėpęs. Dar kitur. Dėl to kalnai ir yra gražu. Staigus posūkis į kairę. Tuščio nėra vandens. O ten va tie yra. O ten yra tie gardensai. Bet tos gardensus nevažiuos. Toliau bandom įveikti kalną. Blemba. Antras jeigu nevažiuočiau. Jeigu važiuosim dar kada į Kiprą, tai antras jeigu čia nenoriu važiuoti. Kelias yra geras visoms mašinoms parašyta. Pasiekėte savo kelią. Rokas užmigo, tai nežinau. Einu dabar viens pasižiūrėti. Žodžiu, sumokėjau aš 15 eurų už įėjimą vienam žmogui, tai kainuoja. Einu dabar pasižiūrėti, sakė, jeigu ką gali su mašina dar arčiau privažiuoti. Jeigu jūs nusprendžiam eiti, gražu čia. Labai gražu. O. Alyvuogių malimo aparatas senovinis. O, kiek turistų. Blin, dar lietus prasideda. Na, gražu. Kokios štatulos. O čia to pono Krioklys. Meilės ir grožio dievas. Muziejus.
Va, toks tas kriokliukas čia. Blemba, tas lietus lyja. Su dronu nelabai paskraidyti. Fuck. Kas čia per velnys? Tai Adonis ar Džordžas? Kas tas Adonis Džordžas? Kiek čia toliau eiti iki jo, kažkai. Bet čia galim biškai paslyst. Man taip atrodo. Bet nueikim pažiūrėti. Žodžiu, tas Džordžas kažkoks tai tarpeklis turbūt. Nu, tipo, takas toksai. Gerai, varom atgal. Interneto ryšio nėra. Reikia bandyti kažkaip ir jie ateit pasižiūrėti. Nejaugi tokį kelią atsirobinę. Neateisi pasižiūrėti. Tai kaip pasakė, 15 eurų. Jo. Tai man biškį atšoka fantazija. Bet tai kas belieka? Kas belieka ką daryti? Tokį kelias pridėjęs. Nice. Aha, aliejus pas. Žodžiu, mums leido dar biškį važiuoti čia, nes su kūdikiu esam. Tai biškį atsikėlė kūdikis, nu tai dar 15 eurų. Čičing! Ta moteris. 30. Švisą 30. Tai ta moteris sako, o jūs sako dviese esat? Aš vien stoviu prie kaskiuką, nu sako dviese žmona, sako mašinai beibis mėg. A, nu tai sako, jūs galite ten privažiuoti arčiau, sako, su mašina, jeigu norit. Sako, aš jums įleisiu, nu sako, aš apsižiūrėjau, nu aš tai apsižiūrėjau viską.
visi nuėjom. Nebefilmavau to paties. Bet pabuvom visi pasivaikščiom. Nu kaip jums vertėjo? Vertė, aišku, tik tai, aš nežinau, čia 15 eurų verta. Nežinau, nebent atvažiuoji ten jau viską ir maudais, ir čia kokia didelė strusdelė. Aš pasakė, nežinau. Įdomu. Tiek įdomu tokias. Bet tik tais kelias tai toks užknisantis žiauriai. Ne, nebevarytume. Antras įg nebevarytume tikrai. Bet kaip pirmas įg... Užsičekinam, vieną kartą pabuvom. Nu ką, važiuojam tada toliau. Važiuojam toliau, bet bildėsim tuo keliu. Gigantiška statula.